Sočio žiemos olimpinės žaidynės 2014. Taip, ir vėl atėjo tas laikas, kai iš viso pasaulio susirinka įvairių šalių stipriausi sportininkai, kad išbandytų savo jėgas, susirungtų tarpusavyje. Šių metų žaidynės vyksta kurortinėme miestelėje Sočyje, Rusijoje. Jis buvo pasirinktas dėl Sočį supančių kalnų, puikiai tinkančių slidinėjimo varžyboms. Tokių kalnų niekur kitur Rusijoje nerasi. Sočio žaidynės garsina ir įvairūs keistumai bei įdomybės. Pavyzdžiui, skupios gyvenamųjų namų statybos, nenaudojant cemento, ir garsusis dvivietis tualetas. Bet Sočiui pavyko viską padaryti laiku ir tikėkimės, kad nesklandumų pavyks išvengti visas žaidynės. Teigiama, kad žaidynių biudžetas siekia $50 milijonų. Tai labai daug, palyginus su 2010 metų žiemos žaidynėmis, kurių biudžetas neviršijo $8 milijonų. Pagrindiniai renginiai vyks Sočio olimpinėme parke ir Krasnaja Poliana kalnų komplekse. Šių metų žiemos žaidynėse dalyvaus daugiau kaip 2500 sportininkų iš 85 šalių, kurie varžysis 98 rungtyse 15 sporto šakų. Tai bobslėjus, rogučių sportas, kalnų slidinėjimas, biatlonas, šuoliai su slidėmis, akrobatinis slidinėjimas, skeletonas, slidinėjimo lenktynės, greitasis čiuožimas, greitasis čiuožimas trumpuoju taku, ledo rutulys, dailusis čiuožimas, šiaurės dvikovė, snieglenčių sportas ir akmenslydės. Tikiuosi, visiems patiks šių metų žaidynės ir sportininkų, organizatorių bei visų jas stebėjusių aistruolių atmintyje liks neišdildomi prisiminimai.